Tik tai patys, tik tai lietuviai galima rašyti savo istoriją. Jonas Dainauskas, kuris dar tebedėsto pedagoginiam institute, perduoda ne tik tai žinias, bet taip kaip universiteto profesorius turi, perduoda ir Lietuvos istorijos dvasią. Ir mums parodė ir teberodo, kad Lietuvos istorija nėra kokia nors mirusi lietuvybė, bet yra gyvas ir aktualus darbas. Patriotinis darbas, darbas, kuris turi būti vykdomas. Jisai mums parodo, kad turime pasimokyti iš praeities, paveikti dabartį ir įgyvendinti šviesesnę ateitį mums visiems. Ta daro ne tik tai klasėje, bet ir kasdien. Kiek kartų aš esu buvęs studijų centro raštinėje, pedagoginio instituto raštinėje viršui, ką nors darau, pasirodo Jonas Dainauskas. Paprastai turi maišą, ištraukia naujai išleistą knygą arba kokį nors straipsnį. Parodo, čia teisybė, neteisybė, bet visuomet nori parodyti ir pamokyti kitus. Ne tik tai klasėje, bet kasdieną. Kaip brolis Vytenis yra minėjęs, kiek Jonas Dainauskas yra atlikęs. Padėjo atvaduoti Klaipėdą. Yra tarnavęs Lietuvos Respublikai. Pagalvokim, kiek jisai knygų yra suredagavęs ir išleidęs, kiek parašytų straipsnių, kiek pasakytų kalbų akademinėse studijų dienose ir kitur. Daug kas mes žinom, kad jisai dirbo kartu su Alicija Rūkytė ir kitais steigiant Lietuvių istorijos draugiją. Dar tebedėsto pedagoginiam lituanistikos institute, o 1982 metais buvo vienas iš lituanistikos tyrimų ir studijų centrų steigėjų, dabartinis tarybos narys ir dar tebėra tarybos bei valdybos sekretorius. Šiuo metu, kai galėtų lengvai pasitraukti iš lietuviškos veiklos ir tapti tam tikrų lietuvių pensininku, tebėra veiklus. Pavyzdžiui, net ir šiuo metu jisai kovoja už pasaulio lietuvių archyvą ir joje sukauptos medžiagos išsaugojimą prieš kai kuriuos lietuvių visuomenėje, kurie tą archyvą nori sugriauti. Jonas Dainauskas to neleidžia. Jisai stovi prie durų ir saugoja tą medžiagą ateities lietuvių kartų mokslininkams. Jonas Dainauskas vienu metu buvo mano mokytojas, dabar kolega. Tad išdrįstu sakyti, ne tik tai pons Dainauskai, bet Jonai. Esate mums visiems pavyzdžių lietuvių mokslo žmonėms. Sveikinu gimtadienio proga, linkiu kartu su mums sutikti 1000-metį ir taip pat linkiu sutikti asmenišką 100-metį. Ačiū. Dėkojame daktarui Vitai. Esame laimingi, kad daktaras Dainauskas spėja su mumis bendradarbiauti. Kviečiame daktarą Joną Račkauską tarti žodį. Kas ką nori žinot? Aš noriu pasveikinti susirinkusias iš toj pradžioj šito jubiliejų. Nes man įvyko daug tų jubiliejų ruošimas, bet kaip visą laiką man nepavyksta. Mes, kai ponas Dainauskas pasiekė 89 metų, tai mes nusprendėm, kad reikia padaryti gimtadienį. Sušaukėm 100 žmonių, padarėm gimtadienį ir dabar visą laiką turime švęsti, toliau švenčiam ir atrodo, kad sulauksime šitą 100-metį. Ponas Dainauskas ir aš su ponu Dainausku senai pradėjom dirbti. Pradėjome dar Rūkytės bute ir redagavome kartu su daktaru Jakštu daugelį lietuvių tautos praeities numerių. Aš manau, kad didžiausi buvo pasiekimai, tai kaip Rūkytė sugalvojo aušrą ir varpą. Ir mes daugelį mėnesių ir metų iš tikrųjų dirbome su aušra ir varpu, kol pagaliau išleidome ir aušrą ir varpą. Nuo pat tyrimų ir studijų centro laikų įkūrimo. Ponas Dainauskas
yra su mumis kiekvieną dieną, beveik aš matau jį kiekvieną dieną, gal kas 2 dienas. Bet jis atlekia ir žinoma, būdamas net 95 metų dabar, vis tiek 3 aukštus atlekia ir visuomet turi atsisėsti ir mes pasikalbam po valandą ar pusę valandos ar kiek. Ir visuomet turime visokių reikalų aptarti. Jis yra nuo pat mūsų įkūrimo tarybos sekretorius. Ir kartu mes einame į kovą, nes ponas Dainauskas ne į kovą tarp mūsų, bet į kovą bendrą, nes ponas Dainauskas yra principų žmogus ir kai pamato, kad yra netvarkoj, jis šitą negali pakęsti. Tuo mes abu ir išėjome, reiškia, prieš porą metų, jeigu atsimenat, prieš kančių, reiškia, istorijos šitą visą veiklą, kur mums labai, reiškia, ir dar iki turbūt šiandien kenkia mūsų išėjimas prieš išleidimą to pirmo istorijos, kančių istorijos tomo. Ir mes dar dažnai retkarčiais, gal geriau retkarčiais, pasikalbam apie šitos įvykius, kurie mums, reiškia, grėsia net beveik pavojus. Nuo šito, kad mes išėjome viešai, pasisakėme prieš šitos baisiosios knygos išleidimą. Šalia to, bet su pono Dainausku tai labai lengva dirbti, nes nesvarbu, ką tu sugalvoji, iš už porą dienų jau atneša padarytą tekstą ar ką nors kitą, kur reikia tik tai pradėti redaguoti. Ir mums pasisekė pernais metais pirmas įeiti į tarptautinę enciklopediją, istoriografijos enciklopediją, kur mes paruošėm straipsnį apie Lietuvos istoriografiją, kur pirmas iki pateko į tarptautinį, reiškia, 2 tomų visų pasaulio istoriografiniai leidiniai. Tuo norėčiau tik tai palinkėti, baigdamas palinkėti ponui Dainauskui dar kiekvieną dieną pas manęs ateiti ir norėčiau įteikti jam mūsų paruoštą diplomą. Ne diplomą, bet sveikinimą. Aš perskaitysiu labai greitai. Lituanistikos tyrimų ir studijų centras sveikina savo ilgametį bendradarbį, Lituanistikos tyrimų ir studijų centro tarybos sekretorių, istoriką Joną Dainauską. Sulaukus brandaus 95 metų jubiliejus. Lituanistikos tyrimų ir studijų centro taryba, valdyba ir visi bendradarbiai linki jums toliau tęsti Lietuvai ir mums labai reikšmingus mokslinius darbus. Ačiū. Ačiū labai, ačiū. Rytoj dar susitiksim. Ačiū, daktarė. Labas vakaras, broliai, sesės. Broli Dainauskas ypatingai. Galvojau, reikėtų ką nors parašyti šį vakarą ir kaip nors paskaityti, kad būtų kažkas ypatindamas namo, važiuoju Stevenson Expressway, 10 mylių į valandą per tą rūką, galvoju, suspėsiu, ar nesuspėsiu ir kažkaip kilo tokia mintis. Beveik visuomet mes prisegam tą žodį pirmūnas, kai kalbam apie brolį Joną Dainauską. Ir pradėjau galvoti, ką tai reiškia. Savaime aišku, žmogus ką nors pirmas pradėjo, bet iš tikrųjų nėra taip lengva, jeigu šiandien duotumėm uždavinį šičia, sakytumėm, pradėkit ką nors naujo šiandien. Kokią naują idėją sugalvokit, kokį naują idealą iškelkit visuomenei. Aš manau, mes negalėtumėm. Ką nors pradėti, ką nors naujo įsteigti, ypatingai, kas liečia ideologiją, idealizmą, reikia ypatingų sąlygų. Turi būti tam tikri žmonės, tam tikra situacija, turi būti reikalas
manau, visokių sąlygų reikia, kad sueitų kartu, kad sutaptų toks momentas, kur tikrai kas nors naujo gimsta. Ir gal buvo toks ypatingas momentas, kai brolis Starkus minėjo būrelis jaunų skautų 20-mečių. Viena ar kita priežastimi buvo suvesti kartu ir tuo momentu, ką nors gimė ta idėja, kad turėtų skautavimas eiti toliau už vaikų ribų. Ir ar neįdomu, kad per tiek metų, per 75 metus, ta idėja įsivystė ir šičia mūsų būrys, kur šiandien yra, palyginant labai maža dalis buvusių visų akademikų, skautų akademikų nuo tos dienos iki šios. Bet tik tai vienas gali būti pirmas. Ir tada galima sakyti pirmūnas. Ir brolis Dainauskas tikrai yra mūsų pirmūnas. Ir aš galiu užtikrinti, kad akademinis skautų sąjūdis dar ilgai laikysis bent iki brolio Dainausko šimtmečio. Aš noriu perskaityti sveikinimą Akademinio skautų sąjūdžio vadybos vardu. Mums tenka didelė garbė pasveikinti filisterį Joną Dainauską 95 gimtadienio sukaktuvų proga. Brolis Dainauskas mūsų brolių ir sesių tarpe visuomet yra laukiamas ir mielas svečias. Mus tiek stebina, kiek džiugina brolių nenuilstamos pastangos Akademinio skautų sąjūdžio labui, jo neužgęstantis saviauka ir bendradarbiavimas mūsų tarpe ir jo neišsemiamas pasišventimas saugoti jau įskiepytos skautiškos idėjos liepsnelę nuo šio pasaulio audrų. Jo šypsena visus mus užkrečia, savo mintimis jis mus apšviečia ir savo draugišką ranką švelniai, bet tvirtai mus veda tikruoju keliu. Mes džiaugiamės, kad jis mūsų neužmiršta, kad jo akademiška idėja vis dega ir mūsų širdyse ir nuoširdžiausiai linkime mūsų mielam broliui, kad jo ateitis būtų šviesi, sveikatos pilna ir šios vietos sutvėrėjo palaiminti. Pasirašė Akademinio skautų sąjūdžio visa vadėja ir pavaduotojai. Ačiū Filisterai Griškeliui. Dabar kviečiame Vydūno fondo vicepirmininkę Filisterą Juratą Parekojienę tarti sveikinimo žodžiai. Maža korektūros klaida. Čia nesusitarim dėl programos. Mielas Filisteriai Jonai Dainauskai, mėly šio susirinkimo dalyviai, man yra malonu pasveikinti Vydūno fondo vardu, kurio vienas iš stipriausių stulpų yra mūsų šios dienos jubiliatas. Kai Vydūno fondas 63 metais atsistojo kritiškoje padėtyje ir jam grėsė pavojus išnykti iš organizacijų tarpų, pirmas ją susirūpino mūsų jubiliatas. Ir kad šiandien fondas yra stiprus ir pajėgus dirbti toliau šį darbą, mes jam esame tikrai daug dėkingi. Iš daugelio teko išgirsti tokį įdomią repliką, kad mus perkeltinę prasme vadina jaunimu. Jeigu mes jaunimas, tai pats jauniausias šių kaltininkas tai yra mūsų Filisteris Jonas.
jo energija, jo pasiryžimas, jis nepraleido dar nei vienos sueigos, nei vieno posėdžio, nei vienos stovyklos. Visur dalyvavo, aktyviai dalyvavo. Savo mintimis, savo sumanimais, pasiūlymais. Jis buvo tas spiritus movens, kuris mus, kaip sakant, kėlė aukštyn lietuviškoms rankomis su lietuviškais siūlais. Ir štai mes jį pririšime prie savęs, kad jis nuo mūsų niekur nenutoltų ir būtų visad su mumis, sveikas, gyvas ir laimingas. O kad jis stipriai stovėtų, mes tą dar patrauksime, kad stipriai būtų. Jis mane prieš 30 su viršų metų keikė, bet toliau varo didžiausią darbą, kokį tik dirba akademikų skautų tarpe, faktiškai vadovaudamas Vidūnų fondui. Tai tikrai gal ir mano kaltė, kad aš jį tada prievartavau, bet šiandien aš tik galiu džiaugtis, kad jį tokį Vytautą įtraukiu į tokį darbą. Ir Filistrai Valekojeniai. Mūsų tarpe yra organizacijų atstovai, kurie esame gavę sveikinimų iš asmenų iš kitų organizacijų, kurie ir norėjo pagerbti Filistrį Dainauską. Iš Washington, D.C. Filistrui Dainauskui siunčiame šitą davė daug nuostabių dovanų, gilios išminties, vertingų žinių ir patarimų. Perdavėte gražias ir svarbias akademinės tradicijas. Linkime jums ir toliau begalinės energijos, šviesios, išminties ir neužgęstančios skautiškos dvasios. Ad meliorem pasirašė paskautininkas Filistris Paulius Mickus, pirmininkas. Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje. Draugijos savo tarpe turime garbingą asmenį, kuris, artėdamas į savo amžiaus 100-metį, dar yra aktyvus ir pasišventęs visuomenininkas, paskaitininkas, kultūros veikėjas, ypač didelis Mažosios Lietuvos istorijos ir dabarties žinovas. Linkime daug sveikių metų, atliekant dar daug numatytų darbų. Tegul jūsų raštai ir žodžiai ir toliau teikia lietuvių kultūrai didelius įnašus. Su pagarba, Vilius Trumpionas, valdybos pirmininkas. O dabar, mieli svečiai. Skautai akademikai yra suruošę trumpą vaidinimėlį. 1904 metais, kai į šį pasaulį atkeliavo tikras tėvynės sūnus Jonas Dainauskas. Nėra sutapimas, kad tais pačiais metais spaudos draudimas buvo panaikintas. Nuo pat mažens šis jaunuolis domėjosi Lietuvos reikalais. Spėjame, kad jo pradinės mokslos mokytojai buvo nustebinti, kai jaunukas savo klasės draugams aiškino ir pranašavo politinius veiksmus, kurie netrukus leistų Lietuvai skelbti savo atstatytą nepriklausomybę. O tai pagaliau įvyko Filistrui Dainauskui, bebūtant gimnazistu. Nors Lietuva jau buvo laisva ir pradėjusi atsistatyti, kitų darbų dar buvo. Jausdamas patriotizmo įkvėpimą, jis 1923 metais dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime, kur su didžiosios Lietuvos parama Mažosios Lietuvos lietuviai už
aplankytą Klaipėdos kraštą ir ją prijungė prie Didžiosios Lietuvos. Po mums pasibaigus, šis jaunas vyras, suprasdamas mokslo reikšmę, sekančiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, kur studijavo teisės mokslus. Ten su savo draugais jis įsteigė studentų skautų draugiją. Tuo laiku tikrai turbūt nepagalvojo, kad ši organizacija, vėliau pervadinta Akademikų skautų sąjūdžiu, taip gražiai įsilaikytų ir net po 75 metų ji dar augtų išeivijoje. O šis dešimtmetis Filistrui Dainauskui tikrai turėjo būti įspūdingas. Nors pasaulis buvo sujaudintas akcijų sukrėtimo ir Great Depression, diplomuotam teisininkui daugiau rūpėjo meilės klausimai. Jis 1929 metais vedė savo žmoną Leokadiją. Filistras Dainauskas grįžo prie Akademikų skautų sąjungos kūrimo. 1932 metais jis įkūrė korvytis, sukūrė korvytis ženkliuką ir sukūrė akademikų šūkį. 1938 metais buvo pirmas korvytis Filisterių draugovės pirmininkas. Sugalvoti šūkį akademikams nebuvo lengva, ypač lotynų kalboje. Aš turiu pasiūlymą. Veni, vidi, vici. Bet tardamas su savo kolegomis nutarė, kad tai keltų riziką. Supykę Cezaro šeimos nariai galėtų jos traukti į teismą. Aš turiu pasiūlymą. Ad meliorem. Antro pasaulinio karo paskelbimus ir pasekmės stipriai palietė visos Europos gyventojus, neišskiriant Filistrį Dainauską. 1940 metais, besikraustant iš Lietuvos su žmona ir vaikais Rimu ir Jūrate, jis buvo vokiečių kariuomenės atskirtas nuo šeimos. Net ir po karo jis buvo priverstas gyventi Lenkijoje. Nors pokarinės gyvenimo sąlygos nebuvo kokios, Filistris Dainauskas optimistiškoje dvasioje surado ir pasinaudojo progą tęsti savo studijas. Bet dirbdamas Lenkų ūkyje, jis nemažai išmoko apie vaistažoles. O įrodymas tų žinių pavydėtinoje sveikatoje va čia sėdi priešais mus. Nuo 1950 metais iki 60 metais šis mūsų garsusis istorikas studijavo Poznanės universiteto bibliotekoje. Jo specialybė – lietuvių ir lenkų istorijos šaltiniai. Vis prisirašęs prie tautos istorijos, jam ypač buvo malonu analizuoti J. Dlugošo aukščiausiojo tikslumo raštus. Aukščiausio tikslumo, ne? Persikraustęs į Paryžių nuo 1957 iki 1963 metų, jis studijavo prancūzų kalbą ir teisės istoriją Paryžiaus universitete ir Prancūzijos bibliotekoje. Net ir dabar mes matome Prancūzijos įtaką Filisteryje. Juk retai, kada jis kur eina be savo beretės. Nuolatinis Filisterio Dainausko kalbų ir istorijos mokslas matėsi jo darbuose. Jis paruošė vertimą 1529 metų Lietuvos statumo iš lenkų į lietuvių kalbą. Įdomu pagalvoti. Per istoriją net jie dažnai ir kartais sėkmingai bandė prijungti Lietuvą prie jos.
ją paversti priklausomą, o Filisteris Dainauskas 100 metais po statuto ratifikavimo simbolinėme nepriklausomume paruošė šį vertimą, kad lietuviai neturėtų remtis į Lenkus, kad apsiskaityti apie savo tautos istoriją. Filisteris Dainauskas suėjo su šeima atvykęs į Ameriką 1963 metais. Čia jis tuo įsijungė į Čikagos lietuvių visuomeninius kultūrinius darbus. Pradėjo lektoriauti pedagoginėme lituanistikos institute ir aktyviai dalyvauti akademinėje skautų sąjungoje. Jis dirbo Library of International Relations, kurios literatūra ir žinios naudojamas pagerinti tarptautinius santykius. Jis parašė monografiją Lietuvos įstatymai ir statutai 1457 iki 1563 metų ir paruošė virš 200 straipsnių ir paskaitų. Galvotum, kad su visom atsakomybėm ir atsiektais darbais mažai laiko beliktų ką kitą daryti. Bet mes čia kalbame apie Filisterijų Dainauską. Amerikoje begyvenant buvo puikiausia proga išmokti dar vieną kalbą – anglų, aišku. 1974 metais Filisteris Dainauskas tapo Quodbittis garbės nariu. 42 metais po organizacijos steigimo. Nors jau pasiekęs savo 70-metį gyvenimo, Filisteris Dainauskas aršiai su visais stovyklaudavo, sustatydamas laužus, palapines, paskaitų turinius ir virtuvės darbų sąstatus. Tūkstantis 991 metais jis išleido knygą Lietuvos ir lietuvių krikštas ir 1387 metai. Šiomis dienomis matome, kad Filisteris Dainauskas nenustoja savo ištvermingo tempo. Aktyviai dalyvauja su skautais akademikais, lektoriauja pedagoginėme institute, savo paskaitose vis pridedant kokį įdomų faktą, kurį jis neperseniausiai buvo perskaitęs svetimoje kalboje, skrenda į Kaliforniją, kad ir mūsų broliai ir sesės vakaruose galėtų išgirsti jo žinias. Ir net neklausk apie jo sveikatą. Kaip sesė Gina jau anksčiau minėjo, pradžioje šių metų, kai baisiausi sniegai užpuolė Čikagą tą pirmą šeštadienį, Filisteris Dainauskas išdrįso išeiti į lauką, atkasti savo automobilį ir aplenkęs visas sniege įstrigusias mašinas, nuvažiuoti į pašto ofisą grynai dėl to, kad buvo pažadėjęs laiku išsiųsti laišką savo pažįstamam vienam. Stebėtina. Suma sumarum. Filisteris daktaras Jonas Dainauskas yra mūsų visų pažiba. Žmogus, kurisai nesiremia į savo nesuskaičiuojamus atsiekimus, bet kuris nuolat tiesia savo darbus, mokslo meilę ir meilę savo tėvynei Lietuvai. Mes galime tik dabar pradėti suprasti ir vertinti jo įnašą. Jis pavyzdingas vyras, tėvas ir senelis. Diplomuotas teisininkas, bibliotekininkas, bibliografas, teisės istorikas, Lietuvos istorikas, nekartą pavadintas vaikščiojanti enciklopedija. Kalbų žinovas – lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų, esperanto, žemaičių,
Ir net yra tokių kalbų, kurios jau nebevartojamos. Jis išmokęs tik, kad galėtų išskaityti senovės dokumentus. Rašytojas, profesorius, ekslibris savininkas, vaistažolių žinovas. Skautininkas, akademikų skautų sąjungos steigėjas, lyg tai mūsų visų tėvelis, kur vytis steigėjas ir garbės narys. Ir viso pasaulio lietuvių pasididžiavimas. Filistri Dainauskai, nuo visų akademikų mes linkime jums daug laimės, gyvenimo džiaugsmo, geros žaliuojančios sveikatos ir jau ruošiamės iškilmingiausiai puotai atšvęsti jūsų šimtines. Ad meliorem. Ad meliorem. Mano trumpas atsakymas yra, kad šventam Petrui galėčiau raportuoti, jog tolimesnės bet Čikagos akademikų skautų sąjungos būtų tokios pat turiningos ir skaitlingos kaip šiandieninė. Ad meliorem. Visų pirma, didelis ačiū visiems broliams, sesėms, skautams, akademikams, bičiuliams, artimiesiems, giminėms. Ne mano nuopelnas, kad yra 95 metai. Matyt, gal turiu kokį uždavinį dar. Visą gyvenimą vadovaus, vadinasi, gali būti aplinka, jeigu taip pasakyti, jog žmogus neišauga, nesubręsta, nesusiformuoja pats savo. Kiti žmonės turi įtakos. Galiu šiandieną pasakyti, mano gyvenime, gal man turėjo didelis įtakos mokyklų laikotarpių, pačių vaikystės laikų. Atėjęs kunigas Šova, čia prieš keliarius metus, mirė kunigas Šova, paskutinis mūsų generalinio štabo skyriaus vieno viršininkas, tai jo jau čia dėdė buvo, bet kunigas, kuriems pirmonai rūpėjo lietuvybė, tam jaunimui skirti. Antra, jeigu mano mokytojas buvo kunigas Jokubauskas, turėjo milžinišką biblioteką, kokią 35 000 knygų, ir leido man naudoti, vaikėzui. Dar didelį, o gal didžiausią įtaką asmenišką man padarė gyvenime kunigas Tumas. Kai jis gyveno prieš Vytauto bažnyčią, tame name antram aukšte, leisdavo man pas jį atvykti ne kartą, dažnai. Dar galiu pasakyti, Putvinskis turėjo įtakos. Ir kitų vieną man dalyką išmokino. 28 metais vasarą, dar reiškia pusmetis viršum prie savo mirtį, man pasakė vieną sakinį. Galiu su pačiu veidu kalbėti. Tik jokelio neklausk ir jam dušės neparduok. Ir tai yra vadovavimas visi gyvenime, visi kelių. Tie žmonės galbūt padėjo man suformuoti. Nekuria prasme, gal netiesioginiai turėjo moralinės dirbtis įtakos ir viskupas Karevičius. Kai 15 metais buvo įsteigta Saulės progimnazija, paskui virtinė gimnazija, mes neturėjome jokių patalpų. Saulės rūmai buvo Vokiečių ligoninė ir tos pačios, kur paskui buvo Berniukų gimnazija, Laisvės alėjų ar mergaičių prie turgaus, visur buvo vokiečiai užėmę. Ir toji gimnazija turėjo įsitaisyti, buvusių žydų gimnazijai gatviai, Mapų gatviai, apleista, kadangi 15 metais pavasarį caro dėdė Nikolai Nikolajevič, kariuomenės vadas, įsakė išvalyti iš Pabaltijų, iš Pavisnės krašto visus žydus. Tokiu būdu vietoj 14%, kurie gyveno žydai prieš pirmąjį pasaulinį karą, iš man į rankas randu 5 markes įdėtas.
Atnešiau sekantį kartą, kniūkštai atidaviau. Tai kitą kartą vėl ir pasirodo, tai buvo vyskupas Karvevičius. Didelė Lietuvos istorijai asmenybė. Vokiečių okupacijos metu tai buvo tikras Lietuvos, gali būti Lietuvos ir lietuviškumo, o gal net ir valstybingumo idėjos atstovas. Išdrįstų su Hindenburgu ginčytis, važinėjau per Švediją, didelė asmenybė. Tik turėjau nelaimės, kad jis pakaltino tuometinį nuncijų Varšuvoj, kad jis esą šnipinėjęs Lenkų naudai 20 metais. Ir kada buvo steigiama Lietuvos bažnytinė provincija, Karvevičius pakeltas arkivyskupu, buvo Marijonas apgyvendintas Marijampoliai, manęs įtarau, o bažnytinė provincija paėmė valdyti kiti žmonės. Tad tokie baisi atvejai. Dabar, kiekvieną, ką nors naują išmokti. Dabar nebijojo, galbūt gal iš mažens avantiūrinį. Kalbų klausimas čia buvo paminėtas, nieko nuostabaus. Galiu atvirai pasakyti, mano mamos motina, žinoma, sesuo, Šančiuose, kalbėjo namuose vėl lietuviškai. Jos tikroji sesuo mano mama, namuose kalbėjo lenkiškai. Didelį kanalį. Profesorius Ivanauskas, didelis mokslininkas Lietuvos, Tadas Ivanauskas, lietuvis. Jo tikras brolis, Jonas Ivanauskas, po karo mirė Londone, didelis Lenkų patriotas. O Josas Ivanauskas 37 metais Stalino sušaudytas Minske, buvo gudų patriotas. Dideli kanalai. 3 tikrieji broliai, 3 skirtingų tautų patriotai. Taip, tai buvo anų laikų gyvenimas. Ir neatsitiktinai. Nuo Jogailos laikų tos nelemtos 1387 metų vasario 22 dienos privilegijos, kurią Jogaila katalikybė padarė Lietuvos valstybinė religija, nuo to laiko lietuviai, Lietuva 4,5 milijonų lietuviai neteko Lenkų naudai. Mūsų kunigaikščiai didikai, kilmingieji, ar čia 3 ar kiti kūriniai, išmirus ar neišmirę, jeigu aš norėjau tarnauti lenkiškumą. Jokia kita tauta neturėjo tokių nuostolių savo istorijoje. Net čia Amerikoje, nieko jokie migrantai neturėjo tokios bėdos kaip lietuviai atvažiavo. Litvin, katolik, polek, tik tai, negu nieko. Ir net gal religinis šliupas ėjo draugė su kunigu Burba čia kariauti dėl lietuvių katalikų savistavumo ir net bažnyčių pastatymų. Ant tiek mes turėjom sunkumų, taip šitą nereikia stebėtis. Dabar, avantiūrizmas tai gal vaikų ir teisė, ir privilegija, ir gali būti apistavas. Gali būti, taip susidėjo, kad per tvorą reikėjo važiuoti, kad bendrauti, išmokti dar svetimas kalbas, kuris šiandien gal kartais naudingos, ir panašiai. Bet 18 metais gauna tėvas laišką, tėvo vardas Matas, gauna laišką Matas. Ir sveikatą, ir turi labai tokią sunkią raštą, žmogaus raštą, grįžus iš Amerikos, į ką tai nori iš manęs. Tik po ilgų pakartotinių laiškų paaiškėjo, kad lietuvis emigrantas, kur tai nuo graikiškų, nuvykęs, gyvenęs ilgus metus Amerikoje, grįžo į Lietuvą. Ir Amerikoje buvo susidūręs su mano teta, tėvo seserį, iš jos kas tai buvo atsišta. Bet kur tai buvo vokiečių okupacijos metu. Net vaisi iš vieno miestelį į kitą iš kaimo perėjai, tai vokiečių leidimo neisi. 60 kilometrų turbūt vis dėlto nuvėjau pėstis, vaikesas. Vaisi su maišu jau grįžau ir parsivežiau tą, ką pirmą amerikiečių siuntinį, visokios geros medžiagos.
ir niekas mane pakely, neužkabino. Visi tai buvo avantirizmas, kuris gali būti dar savistoviai. Atėjo tas pats 23 metų, nuo 22 metų Šaulių sąjungų dalyvaujant, atėjo iš mūsų klasės, tai vis dėlto Klaipėda. Sausio gale moksleiviai važiuokit namo ir atvažiuoju. Lauksargiai sustojo, žiūrim, gautų šauliai, o komendantas Bulota, jau seniai pažįstami iš Šaulių sąjungos, kartyvis Čikagui, kartyvis. Buvęs generolo Buloto sūnus, pasilikau dar mėnesį, paskui mano visą gyvenimą apžvelgti, kad 3 kartus gimnazijų laikiau brandos atestatus,